Išminčiai sako, protas turi būti už gyvenimo ir mirties ribų. Kada jūs gyvenate šitame kūno gyvenime, protas turi būti labai toli. Tai yra sureguliavimas. Parodysiu jums nedidelę schemą. Dėl sureguliavimo. Proto ir kūno. Todėl, kad proto sureguliavimais niekas neužsiima. Mes negausime išsilavinimo nei mokyklose, nei institutuose, nei kitur. Kūno sureguliavimas valdomas būtinybės. Darbas, poilsis tai viskas, ką mes žinome praktiškai. Kažkiek sporto, jei kažkas susidomėjęs, menas, muzika, tai kaip papuošalas mūsų gyvenimo ritmo. Praskaidrina mūsų nuobodulį. Kokie tai žaidimai jausmams, užsiėmimai. Bet jie gali būti paprasčiausi laiko žudikai. Todėl, kad mes gyvename erdvės ir laiko pasaulyje. Kad įveikti erdvę, kurioje mes gyvename, reikalingas greitis. Greitis iššaukia stresą, baimę, pavojų. Baimė reiškia, mes matome paviršutiniškai savo gyvenimą. Nespėjame įprasminti gyvenimo. Baimės būsenoje žmogus negali giliai mąstyti. Dabar pas mus viskas greitai. Internetas greitas, mašinos greitos, greitkeliai lygus, mes greitai ten, greitai čia, telefonu pakalbėjome greitai ir paskiau po 20 metų bandome suprasti, apie ką mes ten kalbėjome. Ir kas tapo priežastimi vieno ar kito. Tuo metu mes paprasčiausiai neapgalvojame. Tuo metu taip nebuvo svarbu, pasirodo gyvenime. Mes kažkur tai skubėjome, o kur mes nežinome. Reikia pinigus uždirbti. Mes taip trumpiname erdvę ir taupome laiką. Taip mums atrodo. Bet mes prarandame gilų mąstymą, prarandame save tokiame veikimo režime. Todėl kiekvieną parą žmogus turi giliai mąstyti, rasti laiko giliai apmąstyti. Visa kita srovė paviršutiniška. Ten šiandien draugas, priešas, malonu, nemalonu, žiema, šaltis, visos tos mintis suksis vaizdiniai, viskas bus susimaišę, chaosas bus prote. Ir kada jūsų paklaus višta ar kiaušinis, jūs pasakysite, nežinau, pas mane chaosas prote. Negaliu rasti atsakymų tokiems klausimams. Laikas yra cikliškas. Laikas cikliškas, uždaras ratas. Paverskime laiką į vertikalę spiralę, kylančią į viršų. Galima pragyventi visą gyvenimą rate, niekur nenueiti. Kaip voverė rate. Judina letenomis ir ratas sukasi, o kur ji bėga? Niekur. Paros eina, paros sukasi iš darbo į darbą, iš darbo į darbą, iš darbo į darbą, o kur? Jis dar biškį pamiegojo, pažiūrėjo per langą, platforma praneša, miestas Leningradas. Jis dar šiek tiek pamiegojo ir vėl išlindo per langelį. Vėl sako, miestas Leningradas. Kas čia dabar daros? Jau trečią kartą. Pasirodo, įlipau į atkabintą vagoną. Vat koks išsibarstęs iš baseino gatvės. Ir taip mums atrodo, kad gyvenimas eina, greitis didėja, tuoj pasieksime ką nors. O laimės nėra. Kaip mes norėtume iš tikrųjų, tikros didžiulės viską apimančios laimės. Kaip ir sakiau, tame nieko sudėtingo nėra, jeigu sureguliuoti savo gyvenimą. Dabar kalbėsime apie parą, apie metus dabar nekalbėsime, kalbėsime apie paras. 24 valandos išdalinsime į 3 dalis, 3 gūnas materialios gamtos. Apsvarstysime mūsų parą. Gūna reiškia kokybė, vienas materialus pasaulis tai materialios gamtos gūnos. Gūna, kokybė.
Maistas tai gūna. Mes vartojame maistą nustatytos kokybės ir tas kokybės įgauname. Žmogus, su kuriuo bendraujame, kurioje gūnoje randasi, mes taip pat susiliečiame su ta gūna. Su kuo susidėsi, tą ir pasiimsi. Vanduo taip pat skirtingų gūnų. Tekantis švarus upelio vanduo tai satva gūna. Ežeras žemesnės gūnos. Ir užsistovėjęs pasenęs vanduo, vandentekio vanduo, tai tama gūna. Vandentekio nešvarus vanduo, faktiškai mes geriame atliekas. Mes žinome pagaliau, supratome, kad vandentekio vandens gerti negalima, reikia pirkti geriausios kokybės vandenį, geriausios gūnos. Todėl, kad jeigu mes gersime tokį vandenį, tai naikins mūsų kūną ir protą, įtakos mūsų kokybę, slegia protą nešvarus vanduo. Sulėtina gyvybinius procesus. Galutinėme rezultate silpnėja imuninė sistema, dingsta vidinė dinamika, darosi nebeįdomu gyventi, kaip liga. Jam blogai, jam negerai, jis nebemato vertybių, nebemato virpančių energijų supančių jį. Jis nebegali priimti ir džiaugtis gyvenimu, tai gūna. Todėl reikia sekti, su kokia gūna mes liečiamės, mes tokiais virstame. Suprantame, kad kūnas sensta, bet mes neturime pavirsti į senuką. Mes liečiamės prie tos gūnos, bet mes turime galvoti apie kitą, o ne apie kūną, ne apie senatvę, ne apie ligas, ne apie pinigus, ne apie draugus ir priešus, apie kitą. Ir taip tą ciklą paverčiame į spiralę, į pakilimą, įdomus procesas. Čia mes nupiešime 10 valandą ryto, čia nupiešime 18 valandą. Ir 22 valandą. Čia sukasi mūsų para. Laikas. Vyksta ciklas. Nuo 10 ryto iki 18 valandos aistros gūna, ne kas kita, kaip aktyvi veikimo būsena, aistra. Čia jau prasideda darbas, viskas atgyja, įsijungia mechanizmai, visi išvažinėja, pasiruošia darbui. Tas laiko periodas nuo 10 iki 18 aistros periodas. Pats pikas randasi pas mus. Taip, apie 14 valandą aistros pikas. Aistra mums diktuoja, koks bus darbo vaisius, tai pinigai, karjera, kokia bus sėkmė, nauda, pelnas, nauda. Mes vadovaujamės nauda, kad veltui nepragyventi dienos, o pragyventi su pelnu ir nieko neprarasti. Sėkmingai, mes sakome sėkmingos dienos, kada einame į darbą, kad nieko neprarastume. Tai aistra mus stumia. Aistra turi ir trūkumų, ji gerai organizuota, žmogus gerai atrodo, jis gerai apsirengęs, laiku ateina į darbą, jis organizuotas ir vykdytojas, jis tarnauja valdžiai labai gerai, visa tai aistra. Jis myli savo jauną žmoną, tai taip pat aistra. Jis pasiruošęs dirbti, kad išlaikyti šeimą, bet aistra turi ir trūkumų, atskyrus privalumus. Godumo trūkumas ir perdėtas geismas. Perdėtas geismas priveda į nepasitenkinimą, į susierzinimą. Daug dirbantys žmonės linkę pykti, susierzinti, būti nepatenkinti, jiems vis mažai. Ar juos nepakankamai gerbia, ar jie jausmingi, kokiems dalykams labai, tai aistra. Ir dienos bėgyje ta energija įtakoja žmogų. Jis dirba ir įgauna pliusų ir minusų, ir gerą padėtį gali išvystyti, ir gobšumą gali išvystyti, viską ir bet ką, ir pavydą gali išvystyti. Nuo 18 valandos prasideda nežinojimo guna.
Atsiprašau, pataisysiu, guna tęsiasi iki 2 valandos nakties. Taip, čia pas mus bus tamas arba nežinojimas. Tamas guna arba nežinojimas, neišmanimas. Tai ką mes vadiname poilsis, atsipalaidavimas. Aš pavargau nuo darbo, man dabar reikia pailsėti, atsijungti, tarkim miegas, yra nežinojimas. Taipogi, jeigu aš daug dirbu, galiu blogai jaustis, persidirbti, pervargti save. Ir ateina kokios ligos. Daktarai sako, reikia pailsėti, reikia atsitraukti. Liga yra nežinojimas, kuri griauna. Perdėta aistra gali pereiti į ligą, todėl darbas iki 18 valandos ir ne vėliau. Jeigu mes labai daug dirbame, būtinai bus kokie tai destruktyvūs ženklai viduje. Daug sutikau tokių žmonių, kurie sakė, padariau tą, aną padariau, dirbau, nenuleidęs rankų, viskas gerai, viskas sėkminga, aš šeimą išlaikiau, viską pasiekiau, vaikams išsilavinimą davėme, viskas gerai. Bet man dabar blogai, nežinau kodėl, viduje tuštuma. Tai tamas per didelę aistrą veda į niokojimą savęs ar į beprotystę, šizofreniją, į tokius simptomus. Per didelę aistrą griauna psichinius procesus. Todėl būtinas miegas. Bet miegas gali būti taip pat skirtingas. Miegas neišmanime, miegas aistroje, miegas dorybėje. Nuo 2 valandos prasideda satvos įtaka. Iki 10 tai dorovė. Ir taip, neišmanimo, nežinojimo pikas pas mus gaunasi 22 valandą. Taip. O gerovės pikas maždaug 6 valandą ryto. Tai reiškia, 6 valandą ryto jūs jau turite būti laimingas. Vat ką tai reiškia, prabusti reiškia, vat tai laimė. Вот оно. Tai tas laikas darbui su protu, kada mes kietai miegame, turėdami omenyje darbą, tam reikia daug poilsio. Gerai, dabar pakalbėkime apie miegą šiek tiek. Todėl, kad teisingai miegant daug miego nereikia žmogui. Gilus miegas labai svarbus poilsiui, būtent gilus. Miegas su sapnais neduoda pakankamai atsistatymo, tai taip pat energijos praradimas emocionalinis. Mums kažkas tai sapnuojasi, kažkokie aliarmai, kažkas rodosi, kažko bijome, kažkokios kvailystės sapnuojasi, tai mus vargina, sapnas gali mus varginti. Atsibundame kokie tai pavargę. O kada besapnis miegas, gilus miegas, tai ypatinga būsena. Todėl, kad yra dar viena miego būsena – sušupti. Tai būsena gilaus miego, kuri susisiekia su 4 dimensija. Budrumas, miegas, gilus miegas yra 3. Ir 4 dimensija, kur atsistato mūsų jėgos, kontaktu. Tik giliame miege, gilioje ramybėje. To galima pasiekti jogos pagalba arba teisingų miegų. Jeigu mes mokinsimės teisingai miegoti, jogai gali atsistatyti per 15 minučių tokio miego, o įprastas atvejis, jeigu žmogus neužsiima aktyviai jogą. Tada pats efektyviausias laikas nuo 20 valandos iki 24. Tai pats efektyviausias laikas giliam miegojimui. Bet kodėl neišeina taip giliai migti? Kodėl pragulėjus lovoje 8 valandas man sunku netgi keltis? Kodėl nesijaučiu pailsėjęs? Klausimas. Todėl, kad pas mane sutrikęs gilus miegas. Kodėl? Giliai miega tik tas, kurį myli ir kas myli. Va čia mes galime patirti gilų prieglobstį savo viduje.
Ramybė. Meilė duoda tokį prieglobstį. Santykiai tarp žmonių sutrinka, pinigai ir įtartinumas, pavydas, nuoskaudos, sutrinka miegas. Jeigu jūs pragulėsite be miego visą naktį, jūs nepailsėsite, jūs išsikankinsite, tai bus kankinė. Pailsėjimui ne vien tik gulėti reikia, bet jeigu jūs ir nemiegate ir negulite, bet randatės gilioje ramybės meditacijoje, jūs nuostabiai pailsėsite. Todėl sakoma, rytas dėl gilios ramybės, dėl meditacijos, giliame ramybės budravime, todėl kad gili ramybė sapne neapmastyta, tai keistas dalykas. Todėl, kad aš nežinojime. Jėgos atsistato miegant, bet aš nežinau kaip, aš nieko neatsimenu, kokie ten mechanizmai. Jeigu aš matyčiau, aš pamatyčiau stebuklą ten. Stebuklas vyksta, tik aš jo negaliu paaiškinti, konstatuoti kaip faktą, tik vieną te galiu pasakyti, kaip gerai aš pailsėjau, nieko neprisimenu. Bet jėgos kokios ryte, ohoho, norisi daryti mankštą, atidarau langą, čia prana, oras, gyvenimas eina. Aš prisirinkau energijos, aš suvokiu dabar, aš jaučiu stiprų protą. O aistros žvėris dar miega, nežinojime, kurčiame miege. Mirtinai nepajudinamas. Mirties laikas aistrai ir neišmanimui. Jiems viskas atjungta, gamtos. Ten jie visi kraunasi ant kroviklio, randasi savo lovose. Labai įdomus gamtos momentas. Iki saulėtekio pats nuostabiausias laikas, būtent vidinio proto žadinimui. Kas yra vidinis protas? Kuris atsijungęs nuo darbo, nuo draugų, nuo priešų, nuo visų protiškų supratimų, prisigalvojimų visokiausių, nuo įprastos patirties, maisto ieškojimo, kaip sakant. Jis atsijungęs ir laimingas, štai ir viskas. Viskas paprasta. Ir dabar mes jau galime kalbėtis apie laimę, kada pas žmogų jau yra patirtis, o kada nėra patirties, kokia prasmė kalbėtis apie tai. Samadhi. Kokia prasmė apie tai kalbėti, jeigu jis niekada nepatyrė? O patyrei, kalbėti nereikia. Tai patirties klausimas. Jeigu mes be patirties, tai mes tame laimės klausime nesusitelksime dėmesiu. Tas žodis nuvalkiotas jau. Daug apie tai kalbama, ainu ir kas. O kas čia tai? Greičiausiai tokios ir nėra. Lapė šokinėja pasiekti vynogės. Ezopas dažnai pasakoja šią pasaką. Lapė pamatė vynogių kekę, ji šokinėja jos, bet negali pasiekti, per aukštai. Ir tada jis sako, jokios naudos iš to. Bus rūgščios, tik burna sutrauks nuo rūgšties ir viskas. Ir nueina taip ir nepasiekusi tikslo. Šiandieną atidarau Bhagavat Puraną. Šrimat Bhagavatam, ten eilėraštis. Geriau pragyventi vieną momentą pilname sąmoningume, nei ilgą gyvenimą atimta patirties ir prasmės, kaip medžio gyvenimas. Puikios eilės, nors vieną akimirką patirti tokią laimę. Sakoma, kad to užtenka sekundės akimirkos. Tai kaip sėkla, kuri kritusi auks, vystysis. Pasodinti sėklą akimirkoje, šitą patirtį. O paskiau prasideda paieškos. Mes jau žinome, turime patirties, mes jau ieškome, užuodžiame laimės kvapą. Jaučiame, kur ji yra, kur jos nėra. Pradedame atskirti gamtos gūnas, atsiranda išmatavimai, pas mus jau buvo šviesos blyksnis ir mes pamatėme kai ką, mes jau žinome, ko mes ieškome.